Lietingą vasaros dieną Šiaulių valstybinės kolegijos sveikatos priežiūros bei verslo ir technologijų fakulteto absolventams buvo įteikti diplomai. Tai vienas svarbiausių įvykių studentų gyvenime. Nuo studijų baigimą liudijantis dokumentas plačiai atveria naujus kelius. Šiemet kolegija baigė 21-oji Šiaulių valstybinės kolegijos laida. Ir diplomus šiandien teikiame 400 absolventų. Tai ir informatikos, ir inžinerijos, ir sveikatos mokslų, ir socialinių mokslų, ir verslo, ir viešo administravimo krypčių profesionalai, kurie įgyja aukštą išsilavinimą, gavę diplomą, kurs savo ateitį Šiauliuose, Šiaulių regione, savo šalyje. Šiaulių prisikėlimo aikštėje rinkosi kolegijos atstovai, dėstytojai, mylintys artimieji, na ir žinoma absolventai, kurių širdise didžiulis džiaugsmas maišėsi su jauduliu ir nežinomybės jausmu. O kas bus toliau? Maišytos. Šiandieną simbolizuoja, sakykime, kažko pabaigą, o ir kažko pradžią. Žinoma, tai yra faina, bei ir gąsdinanti. Per visus studijų metus absolventai gavo ne tik daug žinių, gebėjimų ir praktikos dirbant pagal savo specialybę, bet ir iš šios kolegijos išsinešė svarbiausias vertybės – atsakomybės jausmą, sėmėsi motyvacijos siekti savo tikslų bei bendruomenišką palaikymą. Pagrindinė vertybė tai bendrystė, darbas kartu, buvimas kartu, gebėjimas kartu įveikti įvairiausius kylančius iššūkius. Ir simboliška, kad ir diplomų įteikimo šventę darome visiems, visų studijų programų absolventams, kad jie tą bendrybę išsineštų ir toliau puoselėtų. Nes aukštoji mokykla tai yra ryšiai, tai yra bendravimas, tai yra tos kompetencijos, kurios ir skleidžiasi per bendradarbiavimą ir bendrystę. O tą nuoširdumą ir bendrystės jausmą studijų metu patyrė kiekvienas. Man kolegija davė ne vien tik tais žinias arba naują požiūrį į tuos dalykus, ką žinau, man davė ir galimybės, suteikė daug galimybių, ko aš net nesitikėjau iš savęs. Lyginant su praėjusiais metais, šiemet beveik 100 studentų daugiau baigė Šiaulių valstybinę kolegiją. Tai dar kartą patvirtina, kad miestas yra augantis ir jaunėjantis. Kasmet džiaugiamės augančiais būtent pirmakursių skaičiais, absoliučiais studentų skaičiais. Pačiam man teko aplankyti daugiau nei 40 gimnazijų per pastaruosius 2 mėnesius, kalbantys su abiturientais iš Zarasų, iš Ignalinos, iš Didžiasalio, iš Mažeikių, iš Telšių. Tiesiog pristatant Šiaulių miestą kaip puikią karjeros stotelę. Ir būtent dėl to labai džiaugiuosi, jog šiandien beveik 400 studentų baigė studijas, pirmąją, sakykime, savo toje karjeros naują stotelę pradeda. Ir mes kaip Šiaulių miestas tikrai su pasididžiavimu sakome, jog mes jaunų talentų ypatingai laukiam. Miestas ne tik laukia naujų studentų, bet ir suteikia jiems įvairiausias privilegijas. Turim visą programą su daugiau nei 110 specialybių, kurių specialistai gali gauti ir pretenduoti į vienkartinę 6 000 eurų išmoką, būtent paramą tokiam pirmam įsikūrimui, įsirengimui, galbūt pirmojo įnašo pasidengimui, galbūt baldų nusipirkimui, ko tik reikia jaunam žmogui. Iš ties taip pat turime ir galybę stipendijų patiems studentams. Studijų laikotarpiu be jokios abejonės, tikiu, kad visi čia esantys studentai džiaugiasi ir kad nemokamų automobilių stato Šiaulių mieste, nes studentai tą gali daryti. Ir ką mes aiškiai akcentuojame, kad Šiauliai turi patį mažiausią jaunimo nedarbą visoje Lietuvoje, daugiausiai jaunuolių čia įsidarbina ir turim labai stiprų atotrūkį, tai iš ties esame vienvaldžiai lyderiai būtent šioje skalėje. Ką taip pat galime pasakyti, kad turime pačias prieinamiausias nekilnojamo turto kainos, kurios, sakykime, nuo Vilniaus skiriasi 2,5 karto. Tai 2,5 kartų yra brangiau gyventi Vilniuje, negu yra Šiauliuose. Darbą susirasti yra patogiau. Miestas yra jaunėjantis ir augantis. Tai iš ties manau, kad svarbu tiesiog, kad kuo daugiau jaunų žmonių atrastų tas galimybės, kurias siūlom, o jų yra be geresnių laikų studijuoti ir mokyti Šiauliuose paprasčiausiai niekada nebuvo. Kolegija taip pat glaudžiai bendradarbiauja ir su verslu. Turi mecenatų fondą, kuris yra nuolat pildomas. Dalį studentų diplomų įteikimo šventės metu įteiktos Šiaulių valstybinės kolegijos mecenatų stipendijos už puikius baigiamuosius darbus. Mes palaikome gal jau kokius 5 metus labai glaudų ryšį su kolegija, nes remiame tiek stipendijomis, tiek esame įsteigę Cherry serverių laboratoriją, kurioje gali studentai mokytis, bandyti įvairias naujas technologijas ir tobulėti. Mūsų įmonė labai svarbia veikla laiko švietimą
Todėl mes faktiškai remiame Šiaulių valstybinę kolegiją. Mūsų technikos vadovas važinėja po mokyklas ir mokiniam pasakoja, kas tai yra IT sritis, kas tai per darbas ir tokiu būdu mes šviečiam jaunąją kartą, bandom ją sudominti, likti Šiauliuose, studijuoti IT technologijas. Kaip ir kasmet Šiaulių valstybinėje kolegijoje paskutiniai metai būna patys sunkiausi, tačiau suteikiantis daugiausiai džiaugsmo, nes nuo dabar absolventai pradės rašyti naują istorijos puslapį. Ypatingi tuo, kad buvo labai intensyvus kiekvienam studentui ir šiandien absolventui, manau, ypatingi intensyvumu pasiruošimu baigiamiesiams projektams, baigiamiesiams darbams, baigiamosiams praktikoms ir svarstymuose apie tolimesnes karjeros kryptis. Vieni tęs studijas, kiti galbūt kurs savo verslą, treti galbūt įsidarbins, bet tikiu, kad kiekvienas kurs unikalią savo sėkmės istoriją. Džiugiai išlydėdama absolventus, Šiaulių valstybinė kolegija jau pradeda studentų priėmimą. Tai nuostabi galimybė įgyti savo svajonių specialybės diplomą. Studijos yra lengvai derinamos su darbu, todėl Šiaulių valstybinė kolegija renkasi ir vyresni žmonės, dirbantis ar norintis persikvalifikuoti. Priėmimo tarnyba dirbs ir lauks jūsų visą vasarą.